Sveiki atvykę į diskusiją. Šiandien mes gilinamės į tekstus, kurie krikščioniškajame pasaulyje yra skaitomi per verbų sekmadienį, tuos pasakojimus, kurie formuoja visą Velykų laukimą. Remdamasi biblistės Marie Noel Tabut komentarais, kelsime klausimą, kuris tiesą sakant amžiais neduoda ramybės teologams ir istorikams. Kaip mes turėtume skaityti Senojo testamento ištraukas, pavyzdžiui, iš pranašo Izaijo ar psalmių? Ar tai pirmiausia istoriniai liudymai apie Izraelio tautos kančią, apie viltį, ar vis dėlto tai pranašystės, kurių tikroji prasmė atsiskleidžia tik po 100 metų Jėzaus Kristaus asmenyje? Aš ginsiu poziciją, kad šie tekstai veikia tarsi muzikos partitūra, kuri savo pilną galią atskleidžia tik tada, kai ją atlieka tinkamas orkestras, šiuo atveju Kristaus kančios įvykiai. O aš sakyčiau, kad prieš klausantis orkestro yra, tiesiog būtina suprasti, ką kompozitorius norėjo pasakyti, rašydamas pačias natas. Mano požiūriu, mes negalime tiesiog peršokti per šimtmečius ir ignoruoti to pirminio kontekstą. Šie tekstai turėjo nepaprastai gilą prasmę tiems žmonėms, kurie juos pirmą kartą girdėjo. Aš teigsiu, kad norint suprasti šių tekstų esmes, mes pirmiausia turime įsijausti į, tarkime, 6 amžiaus prieš Kristų tremtinio ar iš tremtės grįžusio maldininko situaciją. Kristologinė prasme yra vėlesnis, nors sutinku labai galingas interpretacijos sluoksnis. Gerai. Pradėkime tada nuo vieno ryškiausio pavyzdžių vadinamosios tarno giesmės iš Izaijo knygos. Man jį atrodo kaip, tiesiog neįtikėtinai tikslus būsimų įvykių anonsas. Juk ten rašoma: nugarą atidaviau mušantiems, žandus raunantiems barzdą, aš neslėpiau veido nuo užgauliojimų ir spjūvių. Kai skaitome Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus kančią, šie žodžiai, jie tiesiog atgyja. Paralelės tokios akivaizdžios, kad, sunku patikėti, jog taip tik atsitiktanumas. Man tai atrodo kaip vientiso Dievo plano, besiskleidžiančio per visą istoriją įrodymas. Tai ne istorinis artefaktas, o gyvas žodis, kurio išsipildymą matome Kristuje. Suprantu, kodėl taip sakai, ir tos paralelės išties yra įspūdingos. Bet būtent čia, manau, ir slypi pavojus. Mes jau žinodami Evangelijos pasakojimą, mes žvelgiame atgal ir aišku matome sąsajas. Tačiau pabandykime įsivaizduoti save tų laikų kailėje. Tu esi Babilono tremtyje. Tavo šventykla sugriauta, tauta išblaškyta, ateitis visiškai miglota. Ir tada išgirsti pranašo Izaijo žodžius apie tarną, kuris kenčia, bet nepalūžta, kuris yra žeminamas, bet lieka ištikimas Dievui. Argi tu pirmiausia nepagalvotum, kad jis kalba apie tave, apie visą Izraelio tautą? Pati Marie Noel Tabut komentare pabrėžia, ir aš pacituosiu: Izaijas tikrai negalvojo apie Jėzų Kristų. Jis rašė ne abstrakčią teologiją, o gūdė ir drąsino desperacijoje atsidūrusių žmonės. Jis sakė jiems: jūsų kančia turi prasmę, jūs net ir čia esate Dievo tarnai. Ignoruoti šį tiesioginį, gyviškai svarbų kontekstą, man atrodo, reiškia prarasti pirminę teksto esmę. Bet ar vienas kitam prieštarauja, ar negali būti taip, kad tekstas turėjo prasmę tada savo istoriniam kontekste, bet jame, tarsi slypėjo ir gilesnis pranašiškas klodas, kuris atsiveria tik vėliau? Juk, menininko kūrinys dažnai turi daugiau prasmių, nei pats autorius sąmoningai jį sudėjo. Galbūt Izaijas, aprašydamas Izraelio kančią, vedamas Dievo dvasios, nutapė portretą, kuris vėliau, tobulai tiko Kristui. Tabut pati sako, kad skaitant apie Kristaus kančią, tai tiesiog krinta į akis. Kristus tiksliai atitinka šį tarno portretą. Žodis tiksliai čia yra labai svarbus. Tai ne bendrinis kančios aprašymas, o labai konkretus atitikmuo. Žodis tikslai man kaip tik ir kelia klausimų. Mes matome tą tikslumą, nes mūsų akis yra išlavintos jo ieškoti. Tai, vadinama patvirtinimo šališkumu. Ankstyviai krikščionys jie susidūrė su milžinišku iššūkiu. Kaip paaiškinti faktą, kad jų mesijas buvo nukryžiuotas, gėdingai nužudytas kaip koks nusikaltėjas? Jie natūraliai atsigręžė į savo šventraščius, ieškodami būdų įprasminti šį skandalingą įvykį. Ir jie rado kenčiančio tarno paveikslą. Aš manau, kad tai buvo ne pranašystės atradimas, o genialus teologinis perinterpretavimas. Jie pritaikė seną įvaizdį naują situacijai, kad ją suprastų. Tai yra teologijos kūrimas, o ne kažkokios paslėptos prasmės atskleidimas. Gerai, suprantu tavo argumentą dėl Izaijo ir, jo tiesioginės auditorijos. Bet tada kaip paaiškinti 21 psalmę?
Istorinis argumentas čia tampa daug sudėtingesnis. Juk Jėzus pirmieji žodį nuo kryžiaus, kurios užrašė Matas ir Morkus, yra tiksli šios psalmės pradžia. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Bet tai tik pradžia. Psalmėje toliau kalbama apie detalės, kurios atrodo, tarsi iš kančios aprašo nuorašas. Ji pervėrė mano rankas ir kojas, dalies mano drabužius ir dėl mano apdaro meta burtą. Tai juk nebe metaforos apie tautos kančią, tai labai konkretus fiziniai veiksmai. Ar tikrai galime sakyti, kad tai tik poetinis sutapimas? Palauk, stabtelkime ties frazę perverė mano rankas ir kojas. Tai, man atrodo, yra labai geras pavyzdys, kaip veikia interpretacija. Hebrajiškas originalas, tiesą sakant, yra neaiškus. Viena iš versijų, kurią pasirinko Septuaginta, tas graikiškas vertimas, išties gali būti suprantama kaip perverė. Bet kita, galbūt autentiškesnė masoretinė versija skamba kaip liūtas mano rankas ir kojas. Taigi psalmistas galėjo sakyti, jaučiuosi taip, tarsi liūtas draskytų mano galūnes. Tai galinga kančios metafora, kurią vėlesni krikščionių vertėjai, jau žinodami nukryžiavimo istoriją, natūraliai interpretavo kaip tiesioginę pranašystę. Bet ar galime tvirtinti, kad psalmistas turėjo omeny būtent romėnų egzekucijos būdą, kuris išpopuliarės tik po kelių šimtmečių? Tai įdomi filologinė detalė, bet ji nepaneigia viso vaizdo. Net jei vienas žodis gali būti interpretuojamas dvejopai, visa eilė kitų detalių, drabužių dalybos, kaulų skaičiavimas, pašaipos, jos sukuria vaizdą, kuris yra stulbinamai artimas Evangelijos pasakojimui. Bet yra dar svarbesnis dalykas, kurį tu pralaidai – psichologinė psalmės kelionė. Ji prasideda nuo giliausio apleistumo šauksmo, kokį tik galima įsivaizduoti. Bet ji ten nesibaigia, ji pereina per tą skausmą į nepalaužiamą pasitikėjimą ir netgi į džiaugsmingą padėką pabaigoje. Tu mane išklausei, aš skelbsiu tavo vardą savo broliams. Jėzus, tardamas pirmosius psalmės žodžius, jis iš tiesų meldžiasi visą psalmę. Jis išreiškia ne tik savo kančią, bet ir savo viltį. Tai ne tik įvykių numatymas, tai Kristaus vidinės kelionės ant kryžiaus žemėlapis. Būtent, visiškai sutinku, kad psalmės pabaiga yra esminė. Būtent tai aš ir noriu pabrėžti. Kaip aiškina Tabut, ši psalmė yra tarsi ex voto padėkos auka už išgelbėjimą. Izraelio tauta grįžus iš tremties, kuri prilygino mirčiai, dėkoja Dievui už išlaisvinimą. Kančios aprašymas, kad ir koks ryškus, yra tik atspirties taškas, iš kurio kyla džiaugsmas. Kai krikščionės susitelkia tik į tą pirmąją kančios dalį, jie, mano nuomonė, rizikuoja prarasti pirminę teksto esmę, viltį ir išgelbėjimą. Jie išima kelias eilutės iš konteksto, nes jos tinka jų pasakojimui ir ignoruoja visumą. Taigi Jėzaus šūksnis nuo kryžiaus, mano manimu, yra būtent grįžimas prie tos pirminės vilties net giliausioje tamsoje. Jis meldžiasi malda, kuri baigėsi šviesa. Bet tu sakai grįžimas prie pirminės vilties, o aš sakyčiau, kad būtent Kristaus auka suteikia tai vilčiai galutinę universalią prasme. Ir čia, manau, mums gali padėti apaštalas Paulius. Jo himnas laiške Filipiečiams yra tiesiog genialus teologinis raktas. Paulius, rašydamas vos kelis dešimtmečius po Kristaus mirties, jau mato šias sąsajas kaip esminės. Jis sako, kad Jėzus apiplėšė save, priimant tarno išvaizdą, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ar girdi? Tarno išvaizda. Paulius tiesiogiai sujungia Kristų su Izaijo kenčiančio tarno paveikslu. Jam tai neatsitiktinus panašumas, o Dievo plano išsipildymas. Jis netiesiog, naudoja Izaiją. Jis parodo, kaip Izaijo žodžiai visą laiką rodė į šį momentą. Tu sakai parodo, aš sakau sukonstruoja. Paulius yra, nebejotinai genialus teologas, bet jis būtent tai ir daro, kuria teologiją. Jis ima savokas ir vaizdinius iš savo šventraščių, jam pažįstamo pasaulio, kad paaiškintų visiškai naują ir pribloškiantį Kristaus slėpinį. Jis stato tiltus tarp seno ir naujo. Bet tai, manau, neįrodo, kad Izaijas ar psalmistas matė tą patį kranto, į kurį Paulius tiesia tiltą. Atvirkščiai, tai rodo, koks kūrybingas ir gilus buvo ankstyvųjų krikščionių mąstymas. Ir tai puikiai matoma Mato Evangelijoje. Kaip tik norėjau pereiti prie Mato. Ką tu ten matai? Matau sąmoningą redaktoriaus, evangelisto darbą. Kaip pabrėžia Cabet, Matas yra tas, kuris labiausiai stengiasi parodyti, kaip Jėzaus gyvenime išsipildo Senojo testamento raštai. Pavyzdžiui, tik jis vienas pamina Judo 30 sidabrinių, kad išsipildytų pranašo Jeremijo žodžiai.
Jis aktyviai kūrė šias sąsajas, jis jas pabrėžė, kartais net ten, kurios nėra labai akivaizdžios. Tai rodo, kad tos sąsajos nebuvo savaime suprantamos pirminiuose tekstuose. Jas reikėjo atrasti, sujungti ir įprasminti. Evangelistas veikia ne kaip metraštininkas, o kaip teologas, kuris aiškina įvykių prasmę per raštų prizmę. Sutinku, kad Matas yra teologas, bet ar jo teologija nėra tiesos atskleidimas? Pažiūrėk, kokį įdomų paradoksą jis atskleidžia. Tie, kurie turėtų geriausiai išmanyti raštus, religinis elitas, jie Jėzaus nepažįsta. O kas jie atpažįsta? Pagonys, žmonės, kaip sakant, iš anapus. Piloto žmona, sapno paveiktas, sako savo vyrui, nieko nedaryk šitam teisėjam. O svarbiausia romėnų šimtininkas, profesionalus karys, egzekucijos prižiūrėtojas, būtent jis, stovėdamas po kryžiumi ir matydamas, kaip Jėzus miršta, ištarė esminį tikėjimo išpažinimą. Iš tiesų šitas buvo Dievo sūnus. Ką tai reiškia? Kad Kristaus kančios prasmė yra universali, ji peržengė siaurą istorinį Izraelio kontekstą. Būtent silpnume, kančioje, visiškoje savęs dovanoje atsiskleidžia tikroji Dievo didybė. Ir ją gali atpažinti net tas, kuris nieko nežinojo apie pranašystės. Tai ir yra, manau, galutinis įrodymas. Gerai, ir apibendrinkime. Per visą mūsų pokalbį, man atrodo, išsiryškėjo du skirtingi, bet galbūt vienas kitą papildantis požiūriai. Mano pozicija yra ta, kad mes privalome gerbti Senojo testamento tekstų istorinį integralumą. Jie gimė konkrečiame kontekste, atliepia konkrečių žmonių poreikius. Izaijas kalbėjo tremtiniams, psalmistas dėkojo už grįžimą namo. Ši prasmė yra pamatinė. Krikščioniškas skaitimas, matantis šiuose tekstuose Kristų, yra vėlesnė interpretacija. Ji be abejo yra be galo turtinga ir prasminga tikėjimo bendruomeniai, bet tai yra interpretacija, o ne originali autoriaus intencija. Aš sakyčiau, kad galutinis klausimas yra ne apie intenciją, o apie prasmės pilnatvę. Ar šie tekstai veikia kaip, tarkim, nuotrauka, fiksuojanti praeities įvykį, ar labiau kaip sėkla, kurioje jau užkoduota visa būsimo medžio informacija? Aš laikausi požiūrio, kad šie tekstai turi pranašišką gylį, kuris pilnai išsiskleidžia ir subręsta tik Kristaus asmenyje. Nors istoriškai jie buvo susiję su Izraeliu, jų galutinė prasme peržengia istorijos ribas ir nurodo į visos žmonijos išganimą. Tai ne tiek interpretacija, kiek, prasmės pražydėjimas. Panašu, kad abu sutarėme, jog Marija Noel Tabu savo komentare atskleidžia abi šias perspektyvas. Esminis mūsų nesutarimas dėl pirmumo. Ar kristologinė prasmė yra tarsi naujas drabužis, kurio vėliau buvo aprengtas senas tekstas, ar ji visada glūdėja viduje, laukdama savo laiko, kad išsiskleistų? Būtent. Ir galbūt atsakymas nėra arba. Galbūt abiejų šių perspektyvų sujungimas ir leidžia mums giliau pažvelgti į tekstus, kurie, nebejotimi formavo visą vakarų civilizacijos mąstymą. Akivaizdu, kad šioje medžiagoje slypi dar daug penok mąstymams.